broliai mumiai. Stebuklinga skrybėlė. Snusmumrikas pasistatė palapinę ant upelio kranto. Jam patinka būti nuo nieko nepriklausomam. Jis nusprendė ten iki žiemos pagyventi, ramiai ir laimingai. Muminukui patinka leisti laiką drauge su Snusmumriku. Snusmumrikai. Snusmumrikai, kur tu? Jis matyt pamiršo, kad aš ateisiu ir kur nors išėjo. Kaip jam gali patikti būti vienam? Aš taip pat norėčiau būti vienas. O tu kvailas. Eime, išsiaiškinsim. Palikim tai rytdienai, Frekensnork. Bet mes juk susitarėm šiandien. Taip, Muminuk, tu pats taip sakei. Tu sakei, o ne aš. Tu taip pat sakei, todėl turi eiti. Mes ruošiamės rinkti kriauklėles pliaže. Eime, tai bus linksma. O ne. Tai snifas. Kur jūs einate, bičiuliai? Aš pavydžiu Snusmumrikui. Kodėl? Paprasčiausiai pavydžiu. Įdomu, kur dabar Snusmumrikas? Aš galvoju, ar rasime mes ką nors tokio įdomaus, kaip stebuklinga skrybėlė. Taip, ta skrybėlė buvo ypatinga. Tu tikrai ją įmetė į upę? Taip. Norėtųsi, kad nebūtum išmetęs. Ji labai pavojinga, prisimink, ką ji man padarė. O kaip dėl kiaušinio lukštų, pavirtusių debesėliais? Tai puiku buvo paskraidyti. Gal aš surasiu kriauklę su dideliu perlu viduje. Muminuk, pabusk. Frekensnork reikia pagalbos. Kas nutiko? Mes žaidėme gaudynės ir ji įkrito į duobę pas skruzdžių liūtą. Mes skubiai turim ją išgelbėti, bėga Muminuk. Nagi, Frekensnork, dar šiek tiek. Padėk man, snifai, duok man ranką. Greičiau. Saugokis, skruzdžių liūtas. Pažiūrėk, ką tu padarei mano duobei. Man labai gaila, aš tuo išlipsiu. Liauk šaukti ir taip judėti, tu gazdini man grobį. Tau viskas gerai, Frekensnork? Aš negaliu juos pasiekti. Aš lygi šiol nesugavau skruzdėlių pusryčiams. Padėk man, Muminuk, prašau. Lipk vidun, snifai. Ką? Aš? Nesijaudink, aš tave laikysiu. Tu vienintelis iš mūsų toks aukštas, snifai, nagi. Tu skaniai atrodai, suvalgysiu tave vietoj skruzdėlių. Greičiau, snifai. Ne, aš. Lipk ten, didelis baily. Nevaidink manęs dideliu bailiu. Kabinkis už snifo, Frekensnork. Ačiū. Puiku, jūs pasiruošę?
Stipriai laikykitės. Nagi, Freken Snork, padėkojomis. Greičiau, jis čia. Kur tu buvai, Snusmomrikai? Tai didelė paslaptis, muminuk. Aš niekam nesakysiu. Gerai. Stebuklinga skrybėlė. Ji ant smėlėto kranto upės žemupyje. O dieve, bet su ja darosi kažkas siaubingo. Kas? Kas jai ne taip? O varge, matyt, nereikėjo mums jos išmesti į upę. Per vėlu, eime ten greičiau. Štai ji. Jau iškliuvo už šakos upės viduje. Kur? O, Snusmomrika, aš ją matau. Pažiūrėk, aplink ją raudonas vanduo. Atrodo, tai išteka iš skrybėlės. Įdomu, kas tai, muminuk. Aš ją pasieksiu. Būk atsargus, muminuk. Man taip pat ten plaukti? Ne, tu lik ten. Pasiekiai? Aha. Oho, tai aviečių sultys. Ką mes darysim su skrybėle? Na, aš manau, kad negerai ją kur nors išmesti. Kas nors gali į ją įlysti. Bet jei mes pripilsim ją vandens, tai gausim tiek aviečių sulčių, kiek tik norėsim. Tai būtų gerai, muminuk. Bet matyt, tai ne tik nuo upės vandens priklauso. Supranti, apie ką aš sakau? Na, aš manau, kad vertėtų paeksperimentuoti. Kas atsitiko, muminuk? Atrodai labai pavargęs. Aš naktį prabudau ir nebegalėjau užmigti. Atleiskit. Negalėjau užmigti. Apie ką čia tu kalbi? Aš taip pat vakar nemiegojau. Ir aš žinau, kodėl tu toks pavargęs. Tu turbūt susapnavai. O aš dabar prašau man atleisti, aš skubu. Ačiū, mama. Kurgi tu susiruošei, muminuk? Ten, kur tu negalėjai eiti. Tai asmeniška. Tai apie ką jūs čia kalbėjote? Nieko ypatingo, tėtė. Einu pasivaikščioti. Hehehe, niekas negali pasislėpti nuo mažylės Miu. Snusmomrikai! Aš sužinojau, kieno ši skrybėlė. Kieno? Burtininko. Burtininko? Aš paklausiau Hemulio ir jis pasakė, kad labai seniai matė jį su skrybėlė. Aš girdėjau apie burtininką, kuris skraidė danguje. Taip, ant juodos panteros nugaros. Burtininkui 100 metų ir jis domisi tik rubinais. Jis skraido po visą pasaulį ir jų ieško. Jis tikrai stulbinantis. Jis matyt čia mumių slėnyje ieškojo rubinų. Kaip manai, Snusmomrika, ar jis daug turi skrybėlių? Na, aš nežinau. Tikriausiai jis net nežino, kur pametė savo skrybėlę. Taip, atrodo, kad taip. Snusmomrikai, aš noriu kai ką išbandyti. Tik nesidėk jos, gerai? Jis kažkur ten. Tu žinai, tie liūtai gana kvaili.
Taip, mumis tėtis sakė, kad jiems reikia poros valandų, kad įsiraustų į smėlį. Ne, jiems užtenka tik valandos. Tik valandos? Tu juokauji. Na, žinoma, valanda per daug, kad įsirausti. Jūs apie mane kalbate? Taip, apie tave. Apie tai, kiek tau reikia laiko išrausti smėlyje duobę. Žymiai greičiau, nei jūs manote. Muminukas sako, kad tau reikia tik valandos, kad išraustum smėlyje duobę. O aš tuo netikiu. Snusmomrikas sako, kad tau reikės keleto valandų, bet aš manau, kad jis neteisus. Aš jums parodysiu kiek. Oho, tai buvo labai greitai. Taip, bet matyt, kad jis jau prasirausęs urvus duobėje, ar ne taip, skruzdžiuliūtė? Ne, neturiu. Aš galiu įsirausti bet kur. Kur? Kur? Galbūt čia. Taip, čia, po šiuo akmeniu. Kur tik norit, tik parodykit. Gerai, pradėk nuo čia. Taip, čia jei tu nieko prieš. Gerai, pradėkit skaičiuoti. Oho, tai reikėjo 1,5 sekundės. Taip, jis greitas. Taip ir yra. Geriau aš ant jo atsisėsiu. Jis bus labai piktas. Jūs pagavote skruzdžiuliūtą. Aš mačiau. Mažylė miu. Taip, Tu vakar sekei mus? taip. Tu papasakojai kitiems? Nekvailiokit, bičiuliai. Aš ir žodžiai nepasakiau. Bet tu papasakosi, mes nepriimsim tavęs. Štai ką jį darom. Ne. Argi panašu, kad aš taip galėčiau padaryti? Žinoma, aš pamiršau, kokia tu gera ir miela. Ei, kas tai? Ne, skrybėlės niekur nėra. 他に心当たりはありませんか。探すところはもうほとんど探しましたよ。 Ten daug vandens. Ten turėtų būti daug smėlio. Jis turėjo kažkuo kitu pavirsti. Tikriausiai. Jau užteks, aš nušoksiu. Panašu, kad jis nesugebės akmens pats nusistumti. Padėsim jam? Nereikia. Kągi, padėkim. Kas jam nutiko? Apverskim ją. Oi, ne, aš negaliu žiūrėti. Tai ežiukas. Muminuk. Ei, liaukis, nestumdyk manęs. Tyliau, Muminuk. Muminuk, aš ką tik mačiau burtininką. Ką? Tai tikrai jis? Tu manai, kad jis ieškojo savo skrybėlės? Bijau, kad taip. Tikiuosi, tu ją gerai paslėpei. Rūsyje. Ten saugu.
Tik mažylė Miu žino, kur ji. Siūlas. Įdomu, ar galima jį paversti spagečiu? Na, ne visai spagečiai. Mama! Mama! Manau, kad tau reikėtų kai ką žinoti. Ką, mieloji? Namuose vyksta labai keisti dalykai. Namuose? Namuose. Pas mus rūsyje. Medis. Medis, miela? Ką tu sakei? Tikras medis? Taip, ir atrodo, kad jis vis auga ir auga. Ką tu padarei, mažylė Miu? Tik įmečiau siūlą į stebuklingą skrybėlę. Juk muminukas ją išmetė. Taip, bet mes ją suradome ir paslėpėme rūsyje. O Dieve. Mes turime pasakyti apie tai mumiui tėčiui, kol dar nevėlu. Įeikit, neužrakinta. Medi, Medi, tu gali užaugti tiek, kiek nori. Jei tu nori gerti, tik pasakyk man. O kaip dėl vaisių? Man labai patinka kriaušės. Įeikite. Atleisk, kad trukdau tave, tėtė. Kas nutiko? Na tai blogos naujienos. Ką tu turi omenyje? Aš manau, kad tau reikia nusileisti žemyn ir pačiam pažiūrėti. Ir pats galėsi nuspręsti, ką daryti, kol nevėlu. Kol nevėlu? Skamba bauginamai. Nesijaudink, aš išsiaiškinsiu. Klausyk, tu palik ramybėje mano vyro kėdę arba pasigailėsi. Gerai, brangusis, aš leidžiuosi. Tai tikra katastrofa, aš manau, čia reikia pjūklo, mama. Viskas rūsyje ir ten bus sunku patekti, mumi tėti. Negalvok apie tai, mes neturime laiko. Aš sulaužysiu jas rankomis. O Dieve, pažiūrėkit į mūnų namą. Nagi, lipk, snork, tai linksma. Kas atsitiko, mažylė Miu? Aš nusprendžiau pabūti sodininku, štai ir viskas. Kokia aš protinga. Šita katastrofa užsitęsė, aš labai išalkau. Mielasis, pažiūrėkite iš kitos pusės. Šių malkų užteks ilgam. Šitau. Tai tau bus pamoka, kaip užgrobinėti mumių namus. Tėti, pažiūrėk į šiuos žiedus. Ir vaisius. Tėti, tu turi paragauti. Jie skanūs ir sultingi. O ne. Turbūt mažylė Miu ką nors įdėjo į skrybėlę. Muminuk? Kur tu, Muminuk? Aš čia. O, Muminuk, aš tai bijojau, kad tu viduje. Mama, tėti, mažylė Miu. Jie negali ištrūkti, mums reikia keleto pjūklų ir kirvių. Jie rūsyje. Mes negalime ten patekti, reikia surasti kitą būdą. Gerai, aš nubėgsiu ir pakviesiu pagalbą. Nereikia, mažylė. Jūs burtininkas, ponė? Taip.
Aš matau, kad jūs suradote mano skrybėlę. Taip, ponė. Ji buvo ant kalno viršūnės. Dėkoju. Šitam medžiui turbūt labai gera. Pasitrauk. O, varge, ojojoj. 助けてくれ O, pas jūs tikrai stebuklinga skrybėlė, ponia burtininkė. Atleiskite, aš pridariau jums rūpesčių. Mes labai džiaugiamės, kad jūs mus išgelbėjote, ponia burtininkė. Jūs labai gera, ponia. Jūs kartais neturite labai didelių rūpinų. Jūs suradote mano skrybėlę, tai turėtų būti ženklas. Paimkite, ponia burtininkė. Mano vyras, mumis tėtis, padovanojo jį man. Jis nuostabus ir jums pasisekė, bet tai ne karališkasis rubėnas, kurio aš ieškau. Ką jūs turite omenyje? Koks karališkasis rubinas? Aš ieškau jo jau 100 metų, mumė mama. Bijau, kad aš dėl jo išprotėjau ir negaliu jo niekur surasti. Na, jeigu mes jį pamatysime, uždegsim signalinę ugnį. Jūs labai maloni, ponė, ir aš manau, kad mes greitai susitiksime. Jis visai nieko kaip burtininkas. Nagi, bičiuliai, reikia sutvarkyti visas šias malkas. Taip, imkimės darbo. Tokiu būdu burtininko skrybėlė paliko mumių slėnį. Muminukas pasigailėjo, kad nepasirūpino pakankamomis aviečių sulčių atsargomis. Bet jo tėvai buvo labai laimingi, kad ji dingo.